Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. Pavyzdžiui, šitoje pirmoje salėje jūs matysite eksponatus, kurie buvo naudojami senoviniais laikais. Mes turime maždaug apie 50 tokių ir įvairiausių kitokių senovinių eksponatų, su kuriais žmonės dirbdavo prieš daugelį metų. Kaip pavyzdžiui, tokį šlifavimo diską, tokiu būdu buvo deimantas šlifuojamas. Čia iš tikrųjų reikėjo viską labai tiksliai daryti, taip rankomis daryti jo. Dabar tai yra viskas labiau technologiškai, kaip jūs matote čia ant ekrano, dabar tiesiog viskas yra sukama, laikoma, bet žmogus vis tiek turi kontroliuoti visą tą procesą. Tai yra iš tikrųjų labai ilgas procesas. Aišku, dabar jau technologija pažengė ir jis yra sutrumpintas, bet žmogiškasis faktorius yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių šitam procese. Ir iš tikrųjų tas šlifavimas tam, kad deimantą teisingai nušlifuoti, kad jis blizgėtų, kad jis turėtų gerą švarumą, kad šviesa, kad jis gerai šviestų, iš tikrųjų yra labai ilgas procesas. Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love. Iš tikrųjų, pats deimantas, jis nėra blizgantis, bet apdirbtas deimantas, kuris jau tampa briliantu, jis turi atitikti, jie turi skirtingos spalvos. Pavyzdžiui, kaip fancy geltona spalva, jinai yra pati brangiausia. Ta prasme, ir pati rečiausia, jų būna labai retai. Turi būti forma, yra skirtingos formos, karatai ir, aišku, švarumas. Švarumas yra irgi vienas iš svarbiausių kriterijų, nes visi mes galvojame apie karatus, aišku, nes dauguma žmonių galvoja, daug karatų, tai reiškia geras deimantas, bet aišku, švarumas irgi žaidžia, ta prasme, yra irgi labai svarbus. Iš tikrųjų, deimantų spalvų būna labai daug. Natūralių tai yra juoda spalva, geltona spalva. Ta geltona spalva, jinai turi įvairius atspalvius, kaip kažkiek žalesnė, kažkiek oranžinė, vadinkim taip. Yra ta tokia balta spalva, kaip mums deimantas yra gerai žinomas, tiesiog baltas deimantas. Ir iš tikrųjų yra dar raudonos spalvas, bet jos negalima netgi apibūdinti tam tikrą spalvą, nes raudonas deimantas jis nėra tiksliai raudonas, jis yra būtent toks, koks jis yra gamtoj. Tai čia yra toks maišymas spalvų, vadinkim taip. Diamonds are